Pristatysime 3 pratimus trumpam nervų sistemos atpalaidavimui. Taigi, pirmasis pratimas būtų 360 laipsnių kampų kvėpavimas. Pirmiausia, ką turėtume susirasti, tai savo kūno vidurio liniją ir savo pusę dalinti dar per pusę. 4 arba 3 pirštų pagalvėlės dedame ties vidurinę tos pusės dalimi ir nykštį šiek tiek statome į nugarinį plotą. Tokiose pozicijose užsidėjus rankas, jaučiant tvirtą pagrindą po savimi, stengiamės formuoti įkvėpimą, kurio metu jaustume, kad plečiasi visas rankų plotas. Tiek priekis, tiek šonas, tiek galas. Ta galime atlikti nuo minutės iki 3 ir kartoti iki 3 serijų. Antrasis pratimas būtų labai paprastas ir kurį galime pritaikyti ne tik stovint, ne tik sėdint, bet ir lengvai žingsniuojant. Laikant lengvai prispaustą liežuvio šaknį prie gomurio, lengvai žingsniuojant įkvepiam per 3-4 žingsnius ir iškvepiam lygiai taip pat laikant liežuvio šaknį prispaustą per 4-5 žingsnius. Tai galima atlikti lygiai taip pat nuo minutės iki 3 ir kartoti iki 3 serijų. Ir trečiasis pratimas sumažinant įtampą ties priekinė kaklo dalimi, kurioje prisikaupia labai daug įtampos. Šiek tiek pasukę galvą galim susirasti raumenuką, kuris stovi kaklo šone. Ta raumenuką lengvai žnyplių pagalba šiek tiek prispaudžiame, pasukame galvą į priešingą pusę negu spaudžiamoji ir tokioj padėty praktikuojam nosinį kvėpavimą nuo 10 iki 30 sekundžių. Ta atliekame vienoje pusėje 3 kartus ir tą patį kartojame kitoje.